Akivaizdu, kad Vilniaus paukštyno specialistai supranta investicijų svarbą. Todėl galimybė pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą dar labiau sustiprino įmonės konkurencinį pranašumą. Na, o po reklamos kartu su Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi keliausime į Šiaurės Lietuvą. Šiaurės Lietuvoje ne tik derlingos žemės. Savo laidose jau pasakojame apie čia triūsiančius darbščius ir verslius žmonės. Šįkart su Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi lankysimės ne tik Smilgiuose įsikūrusios bendrovės laukuose, bet ir ragausime čia auginamų karvių pieno. Kai prieš keletą savaičių Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius lankėsi bendrovėje Agrovil Smilgiai, rugiapjūtė jau buvo įpusėjusi. Šiandien žieminių kultūrų derlius jau supiltas aruoduose. Įmonės vadovas Marius Žutautas džiaugiasi, kad žieminių kviečių ir žieminių kvietrugių derlius įmonėje gerokai viršijo Lietuvos vidurkį. Potencialas derliaus šiemet iš tikrųjų yra geras, yra rekordiniai, sakysim, derliai, ir šitoje bendrovėje rapso buvo kulta virš 5 tonų, tai iš tikrųjų yra įspūdingas derlius. Geri derliai tuose ūkiuose, kurie vėlgi laikosi technologijų. Ir tada nei tų išgulimų nėra, nes išgulimai buvo dėl tam tikrų klaidų, dėl dvigubo sutrešimo, dėl galbūt purkštuvų netinkamų veikimų. Mes šitas problemas tai matome. Tačiau tuose ūkiuose, kurie nori semtis naujų žinių, naujų technologijų, naujų veislių, turi gerus rezultatus. Šiandien bendrovė vienyje virš 50 skirtingų įmonių, kurios dirba daugiau nei 21 000 hektarų žemės. Čia auginami grūdai, rapsai, užsiimama pieno gamyba. Per dieną mūsų įmonė pagamina 50 tonų pieno. Viso turime 2500 melžamų karvių ir panašiai tiek prieauglio. Tai panašiai bendrai gyvulių turime virš 5000. Šiandien mes lankomės Smilgių žemės ūkio bendrovėje, kuri yra viena iš mūsų 8 bendrovių, kurios užsiema mišria veikla, tai yra ir augalininkystė, ir gyvulininkystė. Agrovil Smilgiai dirba jauni ir naujovių nebijantys žmonės. Čia stengiamasi modernizuoti ir plėsti ūkį. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas, Žemės ūkio bendrovėje atlikta darbų beveik už 1 milijoną litų. Žubo Agrovil Smilgiuose ir buvo atliktas pieno ūkio modernizavimas, atnaujintos mėšlydės, pastatyta silosidės, sutvarkyto pieno ferma, modernizuotas pieno blokas, vykdomas automatizuotas melžimas. To pasiekoje sumažėjo darbo žmonių poreikis, visi procesai tapo automatizuoti. Modernizacija buvo vykdoma pasitelkus ES paramą. Prieš keletą metų bendrovės karvių fermoje buvo įrengta nauja eglutės tipo melžimo aikštelė. Joje triūsia 2 melžėjos, o 500 karvių jos pamelžia per 7 valandas. Vienu metu melžiasi 24 karvutės. Kaip įeina karvutė į melžimo aikštutę, kompiuteris užfiksuoja jos numerį. Mes jau žinome, kad tokia karvutė jau atėjo milštis. Pasimilžo karvutė ir aparatai nusijama. Pats atsijungia. Taip atsijungs aparatas pats, jau mažiai vadovava. Ir viskas. Melžiamas pienas neturi jokio sąlyčio su oru, todėl maksimaliai apsaugomas nuo užteršimo. Uždara sistema jis patenka į aušintuvus, kur atšaldomas iki 4 laipsnių. Atšaldytas pienas, kurio bendrovėje primelžiama apie 11 tonų, pienovežiais iškeliauja perdirbėjams. Šių metų pavasarį įsivedėm į bandą naujų olandiškų telyčių veršingų, tai tikimės naujo postumė, naujo potencialo. Pieno kiekyje primilžė, nes kaip visi turbūt žinote, Olandijos pieno ūkiai tikrai yra potencialūs. Viena iš jų. Va ta balta galvytė. Tai jos
yra čia įsimaišę vandoj. Žemės ūkio bendrovė Agrovil Smilgiai modernus ūkis. Kad darbas vyktų sklandžiai, visi gyvulių duomenys suvedami kompiuteriuose. Čia fiksuojamas kiekvienos karvės produktyvumas. Galima stebėti šviežiapienės bei sergančias, gydymui skirtus vaistus ir matyti įvairias kitas rekomendacijas. Kiekvienais metais ir ne metais ir dažniau stengiamės išleisti ir pieno ūkio vadovus į pasižiūrėti kitus ūkius. Prieš mėnesį buvom išsiuntę į didžiausius Lenkijos ūkius apžiūrėti, pasisemti patirties. Pagrindinis bendrovės gyvulių auginimo principas – suteikti kuo geresnės gyvenimo sąlygas. Tik gimęs veršelis girdomas pienu 3-4 kartus per dieną, pratinamas prie koncentruotų pašarų. Svarbiausia, kad mažylis nejaustų jokio streso. Prisimenu jaunystę, nes aš pats užaugau kaime ir tėvai dirbo fermose. Ateidavai ir pakvėpuodavai, tada atrodė, kad tas pašaras, bet mes nemokėjom paprasčiausiai iš tų kukurūzų gaminti. Štai iki 24, iki gandrų išskridimo jau, jeigu kuris ten kolūkis ar ūkis būdavo nenuėmęs kukurūzų, tai jau partijos sekretorius bausdavo. Bet tada tas pašaras būdavo toksai drėgnas, jisai neturėjo tų savybių, kurios dabar turi. Prarūgęs būdavo ūkiškai tariant. O tada jau ir pieno kokybė kentėdavo, o čia tiesiog norisi kaip geros salotos. Džiugu viena, kad potencialas, reiškia, primedžių didinimo tikrai pakankamai gerai išnaudojamas. Ir tai yra, reiškia, kiekvienas ūkis, tenka matyti lenteles, kuomet, reiškia, kiekvienam ūkį, nepriklausomai nuo to, galbūt banda netgi stabiliai laikosi, bet primedžių dydžiai tikrai didėja. Didėja pieno kokybė, savaime suprantama, kad tai ateina iš investicijų, iš tam tikrų naujų technologijų, ir tam reikalingi finansiniai resursai. Investuojama ir į gyvulių gerbuvį, gyvulių gerą aplinką, jos po to gyvuliai iš tikrųjų atsidėkoja geresnių pieno. Ir aišku, daug investuojama taip pat į pieno kokybę ir galutinis rezultatas būna teigiamas. Bet labiausiai tai džiugina, kad iš tikrųjų plečiama banda. Ir mūsų, dar kartą pabrėžiu, vyriausybės strategijoje aiškiai numatyta pieninio ir gyvulininkystės sektoriaus stiprinimas visapusiškom priemonėm. Daugiau nei 1000 galvijų talpinanti karvių ferma savo modernumu nei kiek nenusileidžia pažangiausioms Europoje. Kaip sakė fermos vedėja, čia dirba 24 geri ir sąžiningi darbuotojai. Ir kaip neparagauti čia melžiamo kokybiško gero pieno. Pasaka ne pienas. Tegul gaila, kad miestiečiai štai tokio pieno negali paragauti. Jeigu čia nebūtų tokios aukštos kultūros, gyvulių priežiūros, tai kentėtų ir kokybė galutiniam produkte. O tikrai čia yra labai aukštos kokybės. Štai tiek paruošėme šiam rytui. Tie žiūrovai, kurie nespėjote įsijungti televizoriaus lygiai 9, laidos įrašo ieškokite internete adresu www.lnk.lt. Na, o mes su jumis atsisveikinam, susitiksime lygiai po savaitės. Gero savaitgalio, sudie. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.